Toli, toli šiaurėje. Nėra lengva keltis, kai taip šalta. Mamyte, labas rytas. Labas rytas, Kyra. Oi, tu mano mėgaluke kelkis, tėtis jau ruošia mums roges. Ir šiandien puošime savo elnius, taip? Taip, ar jau parašai laišką seneliui Šarlidžiui? Taip, parašiau, tik dar neišsiunčiau. Kalėdos jau visai netrukus. Kyra, rogės jau paruoštos. Man nešalta, aš tik tai noriu naujų rogių. Haha, naujų? Mes švęsime pas senelius, žiūrėsime, kas ten bus. Eikš čia. Šiaurės elniai geriausi Kyros draugai. Aš pamiršau jų vardus. Gerai, šito bus vardas Sausainiukas. O šito tuomet keksiukas. Tėti, temk. Aš, elniai tave temps. Kaip smagu. O dabar reiks papuošti Sausainiuką ir keksiuką. Kaip gražu. Nuo šalčio lemputės nelaikys. Mūsų elniai gražiausi. Po tokio šalčio šiltas maistas labai svarbus. O, kiek daug sveikinimų gavom. Šitas laiškas nuo Kalėdų senelio? Nuo senelio Šalčio? Mieli jungianai, norėčiau jūsų paprašyti jūsų šiaurinių elnių dovanoms išvežioti. Žinoma, kad paskolinsim. Ne, mes negalime skolinti, mes per mažą fermą. Tikiuosi didelę fermą paskolins. Kyra, tikrai kažkas paskolins. Kyra vis tiek nusprendė parašyti, jog jie paskolins. Mielas Kalėdų senelė, mes žinoma paskolinsime. Jungenų šeima. Oi, Bartai, tikiuosi aš ilgiuosi gerai. Juk mūsų elniai padės dalint dovanas. Tai juk svarbu. Tikiuosi tėvai supras. Dienos bėgo, bet niekas nesikeitė. Labas rytas. Bet šį rytą išėjusios laukan niekur nematė tėčio. Mūsų elnių nebėra. Kaip tai nebėra, niekas jų nepaėmė. Gal Kalėdų senelis? Ne, Kyra, Kalėdų senelis be mūsų leidimo niekada to nepadarytų. Oi, Kyra, dabar nebus Kalėdų pas senelius ir dovanos turbūt keliaus ten. Nieko tokio, palauksime. Be elnių jiems buvo šitaip liūdna, juk ir maisto susiveikti negalės. Savaitę iškęsime, o vėliau bus matyti. Tėti, mamytė, aš jums noriu kai ką pasakyti. Tai aš parašiau laišką Kalėdų seneliui, kad elnius skolinsime. Aš tiesiog norėjau padėti. Kyra, bet mes juk sakėme ne. Aš nežinau, kad mes be jų neišsiversim. Yra kaip yra, pralauksime šias Kalėdas ramiai trise. Taip, išgyvensime. Jie valgė kukliau, žaidė stalo žaidimus ir linksmai leido laiką trise. Čips, jau nesuvalgyk mano paskutinės žuvies. Kyra vis tikrino paštą, bet jokio laiško iš senelio nebuvo. Su Kalėdom, Kyra, eime pavedžiosim Bartą ir Čipsį. Su Kalėdom jūs. Su šventom Kalėdom ir tave mūsų mieloji. Mūsų elniai darbuojasi, dalina dovanas. O taip, turbūt labai išvargs, nes jie netreniruoti. Įdomu, ar senelis su močiute nesijaudins, jog mes jų neplankysim. Na, jie supras, kad užstrigom. Nieko, svarbu, kiti vaikai gaus dovanas. Čipi, Bartai, kas yra? Toli, toli sniegynuose jie pamatė roges. Kas ten? Kažkas tiesiog važiuoja pro šalį.
Kyra, ar atpažįsti rogės? Man atrodo, tai mūsų seneliai. Močiute, senelį, jūs čia. Koks puikus surprizas. Įrantys su Annie. Wow. Bėgsiu visų pasitikti. Hei, sveiki, sveiki, Hello. galvojat, paliksim jūs vienus švęsti? Labas, aš taip džiaugiuosi, kad jūs čia. Kaipgi jūs paliksim? Eikime visi vidų, kol nesušalom. Mes atvežėme jums dovanų, o kur jūsų elniai? Mūsų elniai dirba kalėdų seneliui, nes aš be tėvų leidimo juos paskolinu. Kyra, taip negalima, Kas čia per garsas? Kas čia dedasi lauke? Panašu, jog tai kalėdų stebuklas. Kalėdų senelis gražino elnius. Taip pat atvežė daug dovanų visai šeimai. Sausainiuk, aš tavęs pasilgau. Kyra, panašu padarai gerą darbą paskolindama. Yra ir laiškas mums, tėveli, paskaityk. Šitas laiškas tau, Kyra. Čia parašyta: miela Kyra ir visa tavo Jungenų šeima. Sveikinu su šventom kalėdom. Ačiū, kad... Ho, 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 su šventom kalėdom.